Kremai dažniausiai kuriami maišant vandenį ir aliejų, kurie natūraliai nesimaišo. Tam reikia medžiagų emulsijos formavimui, kitaip vadinamų kaip emulsikliais, kurie padėtų stabilizuoti mišinį. Taigi yra keli pagrindiniai emulsijos formavimo žingsniai. Tai yra vandeninė fazė. Vandens bazėje pridedami vandenyje tirpūs ingredientai, tokie kaip alantoinas, pantenolis, glicerinas, na ir vanduo. Aliejinė fazė. Ja dažniausiai sudaro mineraliniai arba augaliniai aliejai, kurie tampa pagrindinė lipidų fazės dalimi. Emulsikliai tai yra medžiagos, kurios padeda susidaryti dviejų nesimaišančių tarpusavyje skysčių, tai būtent vandens ir aliejaus emulsijai, ir ją stabilizuoti. Dažniausiai naudojami kosmetikoje emulsikliai tai yra ceterilo alkoholis, glicerilsteratas arba cetilalkoholis. Kai kuriuose produktuose naudojami stabilizuojantys agentai, kad išlaikytų emulsiją stabilę ilgiau. Tai gali būti polimerai arba kitos cheminės medžiagos, pavyzdžiui, ksantano derva, celiuliozė arba karbomerai. Konservantai ir kvapikliai. Tai būtent paskutinėme mūsų emulsijos formavimo žingsnyje dedamos kitos pagalbinės medžiagos. Konservantai ir kvapikliai ir dar pridedami įvairūs aktyvūs komponentai, kurie yra jautrūs temperatūrai.